Rugilė iš editinimo fazės atsiprašo klausytojų iš anksto, nes eilinį kartą kažkas nepavyko. Tai šį kartą turim video, bet Rugilė šiek tiek susivėjus tame video, tai jeigu jį trigerina ne tik, kad nepuikiai garso kokybė, bet šį kartą ir nepuikiai vaizdo kokybė, tai patariam šitą epizodą išvengti. Na, aš turbūt jau ir pasiruošusi, draugė, o tu? Aš vietoj mikrofoną prisisegu. Oi, kokia bytskė. Nu kas čia per kaimas? Gal viskas šį kartą labai gerai. Su dievulio pagalba. Matė dievui. Gal čia tą pagalvytą, va tai va pasidėsiu, gal nenukris. Nu, labai gerai. Įdomu, ar mikrofonas registruoja tokį mergaitišką balsą. Taip registruoja. Super. Čia viskas sutvarkyta, viskas gerai. Gerai. Aš pasiruošusi, o tu? Prašau, turi įdėti bent šitą dalį, kur tipo aš pasiruošusi. Tai viskas gerai, tai aš taipgi visą epizodą ir pravesiu. Gerai. Spėk, kiek nukris subscriberių. Kiek paaugs subscriberių? Visi tie hentai mylėtojai prisijungs. Cheers, cunt. I mean, cheers, cunt. Senpai, don't punish me, senpai. Bonsoir. Sveiki. Su jumis fermentuoti failai. Ir aš Karolis. Buvo prieš tai nejuokinga, dabar kai žinau, kad jau rašinėjau, tai juokinga. Ir aš Rugilė. Sveiki atvykę 55 epizodą. 6. 6 epizodą. Kuriame Karolis paskatintas savo nesveikų iškrypėliškų fantazijų liepia man kalbėti tokiu balsu. Karolis, Turiu galvoj. jeigu bus užblurintas, tai todėl, kad tiesiog nėra akimirkos, kur neverkiu ir neklikiu. Ne, iš tikrųjų šitą balsą atradome psichologinės sveikatos sukritimo metu, kai buvo pajunginėjama kamera šitam filmavimui. Ir tiesiog buvo belenkokio ilgio monologas, kur aš girdžiu savo ausytėse ir aš net nenoriu įsitepti, nes tai yra aukso vertės. Bet also baisu yra. Baisu, kai tu savo galvoj girdi tokį balselį ir tu nežinai, ar tu esi siaubo filme ar ne. Karoli, nužudyk juos. Ne. Karoli, viskas bus gerai. Nemanau. Jie neverti gyvenimą. Paimk tą peilį iš virtuvės. Gerai, žodžiu. Manau, reikia grįžti, nes aš irgi nepravesiu epizodą. Tuo balsu. Jau man atrodo, pičas biški žemėjo po truputėlį. Tiesiog nesu tiek moteriška. Esi. Man labai sunku. Gerai, tai sveiki atvykę 56 epizodą. Kuriame Rugilė man papasakos tikro nusikaltimo kažką. Jau neatsimenu, ką aš pasakau praeitame epizode. Aš irgi neatsimenu. Kažką apie dirbtinį intelektą, kad ten, žodžiu, serijinis žudikas 90-aisiais dirbtinio intelekto pagrindu. Jo.
Nu, tai žinok, draugė, prieš atsišaunant alelį tik tai pasakysiu, kad šį kartą šiek tiek buvo prašauta, bet ne visiškai, kaip visada, šiek tiek tiesos yra kiekviename mele. Tai AI'us yra susijęs su internetais ir mūsų istorija irgi susijusi su internetais, nes šią savaitę pristatome mūsų mėgstamiausia tipo istorija, tai yra katažuvės istorija. Tikrai pati geriausia. Tai, žodžiu, gaiduko įspėjimas tik tai vienas, ir tai yra savižudybė. Ir viskas, visa kita labai, taip, žinai, lengvai. Nes vis tiek turėjom tokių sunkesnių, žinai, epizodų, tai dabar čia ten sakysiu apie kakučius ir porto potys, tai dabar tiesiog taip lengvai prasivažiuosim. Palaidavimo jo, ten savižudybė ir tiek, tiesiog prasivalyt paletę, taip sakant, žinai. Mes esam, mūsų epizodas yra kavos pupelė parfumerijos parduotuviai, sakykime. Taip. Man mėgstamiausia kvepalų parduotuviai. Taip. Kai nežinau, draugė, šaunam? Šaunam, tai vis tiek. Vakaras Karo, toks koks neilgas, nežinau, koks čia reikėtų sakyti. Karoli, paimk tą ginklą ir šauk. Gerai, kad neturiu ginklo, nešaučiau. Šiaip tai galima šaudyti ir žodžiais. Ne, man žinot, žinai. Nebulino tavęs nieks mokyklai? Nes tu tai mane bulina, tai turėtum žinot. Ne, niekad nėra manęs, tikrai niekas bulina. Tikrai. Gerai, draugyta. Tai ką? Gerai, dabar yra ta sunkioji dalis, kur man reikia pasiimti ekraną, bet kažkaip tai nenumest ir lempos ir mikrofono tuo pačiu metu. Tai yra pasimti ekraną, nežinau, apie kažką. Gerai. Nu tai šiandien tikėkimės tokia viena iš trumpesnių istorijų, nes paprastai būna bent 8 puslapiai, šiandien yra, nežinau kiek, šiandien yra 7. What? 7. 6, 7. 6, 7. 6, 7. Kalbant apie 6-7, nepamirškite prisijungti prie mūsų Patreonų su kodu ikona Rugilė. Taip. Kur turite ne 6-7, bet kažkokią kitokią nuolaidą, nežinau kokią, nes ne aš dariau. Bet ne 6, 7 tikrai. Gerai. Gal netgi Nu, nors daugiau. kartą. 6-9. Turiu galvoj. Vienas būdas sužinoti yra. Gerai. Tai pradėkime savo istoriją. Surimtėjo mano, surimtais kitkais. Gerai. 2013 m. rugpjūtį 20-metė Renee Marsden nuvairavo į taip vadinamą The Gap, tai plyšį, sakykime, ar ne? Watsono įlankoje Sidnėjuje. Vieta gerai žinoma dėl savo She's broken. She's been broken for weeks now. Vieta gerai žinoma dėl savo stačių uolų, didelio vėjo ir paskutinių atodusių, kuriuos plyšys liudijo per daug kartų prieš tai. Kalbam apie savižudybes. Okay. Renė prisiparkavo, paliko savo batus tvarkingai sudėtus netoli seno turėklo ir išsiuntė 3 SMS žinutes. Tada jį paleido savo telefoną į jūrą ir neilgai trukus nužengė nuo olos pati. Jos kūnas niekuomet nebuvo rastas. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo kaip tragiška savižudybė įtakotas skyrybų su vaikinu, tačiau tyrėjams ėmus gilintis į paskutinius keletą jos gyvenimo metų pasirodė, jog tai ne tik sudužusio širdies sukelta mirtis, o kai kas daug keistesnio, painesnio ir daug labiau šokiruojančio. Nes vyras, kurį mylėjo beveik 2 metus, vyras, su kuriuo jį ketino tuoktis, neegzistavo. Okay. Prapuolė, pradingo, nėra. Žodžiu, kas gerai, važiuojame pradžią. Vėlyvais 2011 metais Renee Marsden papasakojo savo mamai apie vaikiną, su kuriuo susipažino per savo geriausią draugę Camilą. Jo vardas buvo Braden Spiteri, kažkur čia spėjau bus nuotraukyta.
Ir jis buvo buvęs Kamilos, tos geriausios draugės, vaikinas. Breidonas tuo metu atlikinėjo bausmę Goulburno kalėjime Sidnėjuje dėl to, kad sukėlė motociklo avariją, kuri pražudėjo geriausią draugą Richie. Pasak Renė, jis buvo atsisakęs vizitavimo teisių tam, kad sumažintų savo bausmę ir taip aiškino, kodėl jį negalėjo aplankyti. Jis taip pat negalėjo laisvai kalbėti telefonu, nes mobilieji buvo kalėjime, aišku, neleidžiami. Visgi Kamila jam suorganizavo mobilųjį, kuriuo jis galėjo bendrauti su Renė. Kartais jį, pavyzdžiui, kalbėdavo su juo balsu, o jisai, aišku, negalėjo kalbėti balsu, žinai, kad nepagautų, kad turi čia nelegal mobiliaką, tai tiesiog atrašinėdavo ją žinutėmis. Iš pažiūros, tai buvo tragiška ir komplikuota istorija ir vis tiek tam tikrą prasme romantiška, žinai? Breidonas ne tik bendravo su Renė, bet taip rimtai žiūrėjo į santykius, kad taip pat susipažino su Renės mama per Facebooką. Jisai mamą Teresą, užtikrino, kad kai bus paleistas, jų santykiai tęsis ir kad Renė yra jo prioritetas gyvenime. Ankstyvais 2012-aisiais, tai čia vos po kelių mėnesių nuo jų susipažinimo, Renė jau tikrai žinojo savo širdyje, kad yra įsimylėjusi Breidoną. Tai ką dar įsimylėjusios panos, kuriuom yra tuo metu 18 ir 19. 2012 sausio mėnesį nukeliavo į Bondi Inc. tatuiruočių saloną ir tatuiravo B. Spiteri, kas yra jo vardas, ant savo krūtinės. Galvau susikūrė MySpace'ą, nežinau, jam dedikuotą ar whatever. Draugio, MySpace'as čia biškiai anksčiau buvo. Susimaišai grafikę vėl. Gerai, jo, Facebookas jau čia buvo, tai nežinau. Jo. Facebooko fanpage'o sukūrė ar something, bet pasirodo yra tatuiruotės. Kaip aš nepagalvojau. Vienintelis logiškas variantas, ką daryti, kai tavo bernas kalėjime ir tu jo niekada nematei ištatuiruokę vardą ant savo krūtinės. Aš tiesiog... Ta prasme, kam nėra buvę? Kvaila antis, taip sakant, žinai, aš. Žinai. Kam nėra buvę? Ne, tai grinai, tuoj parodys. Palauk. Uždėsim, žinai, redakciją ir čia tiesiog... Kurio vyro vardą nieks nežino. Tiesiog Karolis L. Pas mane Rugilė. Čia tiesiog ant krūtinės, tas chest piece'as. Taip. Bet su gramatinė klaida yra Rugilė. Ko papus. Kaip iš to filmo, kur turi No Regrets, tai pas tave, pavyzdžiui, Rugilė. Rugilė. Vietoj Rugilė. Rugilė. Taip, Rugilė pas mane. Mums sekasi gerai, ką emociškai, kaip matote. Mums sekasi gerai. Žodžiu, iš išorės tai atrodo kaip santykiai sukurti ant intensyvumo ir ilgesio. Visgi bėgant laikui, Breidonas tapo Renės emocinių gyvenimo ašimi. Vien tik tarp 2013 kovo ir 2013 birželio jie apsikeitė daugiau nei 11 000 žinučių. Ir čia įskaitant tik tai telefono žinutes, o ne Facebooko komunikacijas, kurios irgi tam buvo labai dažnos. Kai kuriomis dienomis jie apsikeisdavo 150 ar netgi daugiau žinučių. Nors čuvakas kalėjime visą laiką nuvedžinai. No liferis. Žinutėse buvo kalbama apie viską. Darbą, šeimą, pavydą, ateities planus, pykčius, susitaikymus. Breidonas nebuvo pasyvus susirašinėjimo draugas, jis buvo emociškai įstraukęs į Renė gyvenimą. Pavydus. Kai Renė, pavyzdžiui, turėjo vykti ant kažkokius darbo apdovanojimus su kolega Ianu, jinai papausino į Facebooką savo, žinai, viešbučio kambarį. Kad, tipo... Yeah. Ir nuotraukos fone kažkur ten labai toli background'e tam vadinamam pasimatė Iano batai. Tai Breidonas iš karto ėmė kaltinti ją, kad jinai ten neištikima jam, pradėjo siuntinėti žiaurias ir gąsdinti žinutes Ianui, tu po nesartink prie Renės, tu ten šiukšlė mirsi, žinai, gaidy. Gaidy bučiuosi kėdą. Yeah. Vienu metu jisai taip pat ėmė rašinėti ir Renės mamai Teresai iš Renės Facebooko paskyros. Teresa susirūpino, kaip jis čia turi, žinai, visus prisijungimus. Tas čuvakas kalėjime ir jisai čia, žinai, man parašė, aš parašau dukrai per Facebooką ir man atrašo jos bahūras iš jos akaunto, žinai.
Nu, tai jinai sako Braidonui, atsijungi, aš noriu kalbėti su savo dukra, ne su tavim, atsijungi, pamiršti loginus, pakeisim pasvordus visus. Tai sužinojus šitą Renė, ne tai, kad iškėlė kažkokį konfliktą su Braidonu, bet sako, mama, Teresa, niekada gyvenimą su mano bernu tokį toną tu daugiau nekalbėsi. Gerai? Braidonas taip pat nekentė Teresos šiaip dėl to, kad Teresa palaikė santykius vis dar su Renės buvusiu bernu, apie kurį šiek tiek vėliau pakalbėsim, Angusu. Labiausiai australiškas varas, kokį galiu įsivaizduoti, ir labiausiai australiškai atrodantis čiuvas dokumentikoje, bet žodžiu. Tai buvo toksai, tipo, kartas, kai ten Teresa, ar tai pakomentavo, ar tai net palaikino tik tai to Anguso, žinai, Facebooko profilį. Aš pamirštu, praėjusi kartą Kanada. Kanada, dabar profilis, pedofilis. Ta emigracija tau trina lietuvių kalbą. Net išsiprantu, aš labai stengiuosi, aš repetuoju labai ilgai prieš šitus epizodus, kaip man kalbėti be akcentas ir kai nesurepetuotas žodis, tai iškrenta. Aš suprantu, Falloutina, žinai. Žodžiu. Tai kažkurį čia kartą Teresa ten ar tai pakomentavo, ar tai palaikino Anguso ten kažkokį tai Facebooko įrašą. Brennanas iš karto jai per Facebooką pradeda rašinėti, kad po kokia tu motina, tu esi šiukšlė motina, tu čia kodėl tu laikini jos būsio berno nuotraukas, tu net nesitinkama būti mama. Nu tai toks, žinai, pavydesnis draugutis. Toks vyro medžiaga, taip sakant. Grinai vyro medžiaga, nei vienos raudonos vėliavos tikrai nėra. Nu, tai be viso šito Braidonas taip pat tapo ir tam tikrą prasme Renės draugysčių dalimis. Jis komentavo ir siūlė nuomonę apie jo santykius su ta geriausia draugė Kamilė, nu jo tipo buvusią panažinai. Tam buvo incidentas, kad 2013 metais gal birželį, nu, žodžiu, jos abidus ten mėgo futbolą, ar man atrodo, kad Kamila žaidė futbolą ir Renė, žinai, palaikydavo ją ten tose varžybose. Ir kažkaip ten buvo, kad Kamila įmušė įvartį, bet tuo metu Renė kalbėjo su kažkokia tai pana drauge. Ir tada Kamila iškėlė sceną, kad čia aš tau nerūpiu, nes tu, tipo, žinai, neskiri dėmesio, tu, tipo, nežiūri į mane 24/7, iš esmės. Yeah. Tai žodžiu, tai atsitiko toksai konflikčiukas, žinai. Ir Braidonas beveik iš karto pradėjo rašyti Renei apie tą konflikčiuką. Nu, bet, tipo, jisai pažįsta Kamilą ir su ją bendraujant, ten jam telefonas veikus ir taip toliau, tai turbūt pasiskundė, žinai. Nu, tai žodžiu, tai čia vienas toks pavyzdys buvo, bet šiaip ten, kada jos tik tai susipykdavo, tai jisai padėdavo Renei, kaip ten tvarkyti su tom Kamilos beskeičiančiom nuotaikom, kaip ten su jie, žinai, susitaikyti kartais ir panašiai. Jisai, sakykim, buvo toks, mediatorius, teikia mediacijos paslaugą. Jisai buvo toks, sakykim, saugotojas Renės ramybės, o be kita ko labai dažnai ir kritikas buvo jos. Nu, bet to pačiu metu jis buvo ir minkštas ir pažeidžiamas, žalios vėliavos visur, Renė guodė jį dėl kaltės, kurią jis nešė po to Ričio savo draugo mirties, palaikė jį, kai jo laukia teismo posėdžiai. Nu ir neilgai trukus jie pradėjo planuoti, žinai, tą dieną, kai jisai bus išleistas. Vėliau 2013 netgi pradėjo planuoti, kad nori susituokti. Renė susitarė dėl susitikimo su vestuvių fotografė, kuris turėjo tik 2013 lapkričio mėnesį, man atrodo. Tada ten rašė Graikijos konsulatui, kad po žmogus su kriminaliniu, žinai, įrašu gali gauti vizą medaus mėnesiui Graikijoje. Nu tai žodžiu, žinai, rimti santykiai, sakykime, išsivystė, ar ne? Ir gegužę 2013 ten rašė Braidonui, kad tai ar nekeista, kaip mes niekada nesam tipo vienas kito matę, bet mūsų meilė yra tipo nepavaldi laikui, žinai, ir niekada nesibaigianti. Nu, pažiūrėsim. Tai Renė tikėjo, kad tas mūsų Braidonas yra tikras. Jinai statė savo ateitį aplink jį. Nu ir viskas kaip ir buvo gerai, čia tie santykiai, nu jie ir dažnai pykdavosi ir ten taip toliau panašiai. Šiaip tai jeigu bendrai istorija pasirodys įdomi, tai yra viešas mirties priežasties tyrimo, tas, žinai, dokumentas, kuris, realiai pirmas dalykas, kuris internetą, kurį Google'as išmeta, jeigu susiveda jos vardą ir bylą. Ir ten 80 ar kiek puslapį ten yra ir, žinai, ir SMS žinutės tarp jų ir taip toliau, tai daugiau yra, sakykime, konteksto jų santykiam, apie kurį čia neturim laiko kalbėti.
Nu, žodžiu, vienu metu vėliavais 2012 įtakotas Teresos, tos jų motinos, Breidonas parašė Reniai, kad paliks ją ramybėje, kol neišeis iš kalėjimo. Tu gyvenk savo gyvenimą, kol aš, žinai, kalėjime, nes, nu kaip čia, tu vis tiek jauna ir bla bla bla, ir ten, žinai, nesąžininga tavo atžvilgiu, bet kai aš išeisiu iš kalėjimo, tai tu priklausai man. Okay. Nu, tai ką Renė padarė? Renė, kur jau turi istoriją būti mergaitė ir tatuiruotis berno vardą ant savo krūtinės, jinai pasileido plaukus ir pradėjo eiti out. Ir to pasakoje jinai pradėjo kažką rekstis su savo bendradarbiu Ianu, tuo pačiu iš ten, su batais iš tos nuotraukos, žinai. Aha, ir tas sakė tai, kad ankstyvais 2013 Renė net kurį laiką buvo susižadėjus su Ianu. Okay. Slap. Jo, bet tuo metu Breidonas grįžo į jos gyvenimą, pagalvoja, ne, žinai ką, aš bandžiau būti didesnis žmogus, bet ne. Bet Ne, netoks aš didelis. grįžtu. Netoks ir didelis. Tai jis sužinojo apie sužadėtuvės ir pradėjo grasinti Ianui, ten rašinėti jam žinutės, grasinti mirtim, ten, žinai, aš turiu žmonių, kurie ten tave suras kazino, ten, nežinau, dalykai. Yeah. Nu, tai galiausiai 2013 kovą Ianas sako, žiūrėk, mažutė, zuikutė. Čia toks lengvesnis ultimatumas, aš arba Breidonas, nes aš tikrai negyvensiu šitam, žinai, teroro pastoviai teroro būsenai. Nu, tai Speka pasirinko Renę. Nu tai čia tą, kuris ant papų parašytas. Nu, tai čia Breidoną, jo. Nutraukė jinai sužadėtuvę, supranta, pasirinko Breidoną. Ir ten visi draugai tuo metu jau sako, bet ar tu tikra, kad Breidonas egzistuoja? Ir jinai, kaip tai ne, žinai, kaip tai ne, Ar parodyti mūsų meilė tokia stipri. 100,000 žinučių? Taip. Jeigu turėčiau bent menkiausią abejonę, kad jis nėra tikras, nebūčiau, žinai, nutraukus sužadėtuvę ir taip toliau. Nu, tai žodžiu, tai jų komunikacijos po šitų sužadėtuvių širusių intensyviai tęsiasi iki birželio pabaigos. Tada, 2013 m. Liepos 1, Breidonas nustojo atsakinėti jos žinutės. Visą mėnesį Renė kasdien siuntė jam žinutės, pasako savo bendradarbam, kaip sunku, kad tipo nesulaukia iš jo jokių žinių. Bet jinai žinojo, kad jisai netrašinės, nes jai buvo tokia pasakyta tokia versija, kad jisai laukia išvadų iš teismo dėl tam tos parolės ar kažko. Ir kad tipo, teismas pasakys, kad gal gali jį paleisti rugpjūčio mėnesį ir kažkodėl dėl tos priežasties, kol, žinai, laukia tų rezultatų iš teismo, jisai negali turėti telefoną. Nu, tai čia, kad nesugadintų ten savo reikalų, žinai, jeigu ras ten nelegalų telefoną ar kažką, aš nežinau. Nu, bet tipo, jai tokia buvo versija duota. Nu, tai žodžiu, tai draugė sėdi ir laukia, supranti savo vyro, kasdien siuntinėja ten meilės ir palaikymą pilną žinutės. Ir negauna atsakymą. Kas atsitinka 2013 m. rugpjūčio 3? 2013 m. rugpjūčio 3 įrašai rodo, kad Breidono telefonas buvo pagaliau, nu, tipo, aktyvuotas, atidarytas ir jungtas. Tos visos mėnesio žinutės sukrito. Galimai greičiausiai buvo perskaitytos. Ir jokio atsako. Girl. Jokio žinutės atgal. Nu, bet ilgai laukia, dar palauksim, sakė Renė. Ir tiek ilgai laukti ir nereikėjo, nes 2013 rugpjūčio 5, 11, 5-3. Lietuvių kalba yra optional šitam podcast'e. Lietuvių kalba, como se dice, lietuvių kalba neegzistuoja mano gyvenimas. Okay. Žodžiu. Nu, tai 2013 m. rugpjūčio 5, 11:53 ryte Breidonas pagaliau atsirado. Nuo 11:53 iki 1:30 dienos vyko daug greitų apsikeitimų žinutėmis tarp Renės ir Breidono. 12:05 Renė išsiuntė kolegijai žinutę, sakydama, kad Breidonas atrodo stačiokiškas, nu, tipo bendrauja stačiokiškai, žinai, blunt. Maždaug 1 dienos, eidama pietų į kavinę, Renė sulaukė žinutės, kuris sudaužė jos pasaulį. Ji parodė tą žinutę savo kolegai, Josephui. Atspėk, ką sakė žinutė? Aš nesu Breidonas. Ne. Geras bandymas, bet ne. Žinutė sakė, man atrodo, man reikia pertraukos. Tau taip pat.
Wow, po mėnesio tylos, realiai. Po mėnesio pagausino, daugiau negu mėnesį gausino ir tada, tipo, man reikia erdvės. Ne. This is giving Rugilė. Aš suprantu, nes norėjau sakyti, say, ta prasme. It's giving me. Žodžiu. It's giving me. Tai duoda tave. Tai duoda mane, jo. Žodžiu. Renė ėmė drebėti, pravirko, na, aišku, žinai, šokė, ten trauma, kas vyksta, žinai. Bet ir toliau siuntė jam žinutės tarp 1:18 ir 1:31. Jisai nei vieną iš tų žinučių neatsakė. Ir dabar dar plaukas į akį įkrito. Mums sekasi gerai, tikrai vėl nedėsiu tų degančių amaudžiukų čia visur, nes mums sekasi gerai. Viskas yra gerai. Bus gerai po mažiau negu 2 savaičių. Kovo 2. 5:30 vakaro. Bet kas skaičiuoja? Visur sudėti tiesiog timerį. Telefoną, kontą. Visur ant sienų pakabinta. Nežinai, kas baisiausia, kad timerio net nereikia, nes jis yra čia. Tiesiog prieš akis, žinai, visą laiką eina. Žodžiu, tai grįžtam prie istorijos. 2:44, tai maždaug daugiau negu valandą po to, kai jinai išsiuntė žinutę Braidonui ir jisai neatrašė. Renė paskambino į Goulburno kalėjimą. Pagaliau. Skambutis truko 90 sekundžių, bet dėja nėra jokių įrašų apie tai, kas buvo pasakyta, kas yra taip keista, nes, pavyzdžiui, teismai ir, telefonų kompanijos visiškai visi įrašinėja viską, bet va kalėjimas, tipo, kur yra galimai jautri informacija, jie savo ten treniravimo paskatoms neįrašinėja. Bet žodžiu, tai nežinom, kas buvo pasakyta per tas 90 sekundžių, kai jinai skambino kalėjimui, bet žinom tik tai tiek, kad jinai su Braidonu, aišku, taip ir nepasikalbėjo. Nu, tai šita draugeška atsiprašė iš darbuko, grįžo namo. Nu ir Teresa, jos mama mato, kad kažkas negerai, žinai. Renė ten neverkė, bet, atrodo tokia subliuškusi, tokia, žinai, ištinus ten gal nuo to jau buvusio verkimo. Tokia netokia, žinai, mamos nuojauta vis tiek. Jo. Ir netrukus, ten Renė nuėjo virš ten persirink, žinai, makiažą nusiim dar kažką nusimatęs. Ir Teresa gauna žinutę iš Braidono. Ir žinutė sako, susitvarkyk su savo dukra, nes jinai sako, kad nusižudys. Teresa sako, ką? Ką tu turi galvoje, gaidy? Braidonas parašė, pati ir pasiklausk. Ir jisai ten po to siuntė kitas žinutės, ten kaltino ją, žinai, dukros apleidimu, ten sakė kažką, oi, tai ten kažką paminėjo, kad meldžiasi gal Dievui, kad jisai nebūtų Renės gyvenimas, jis sako, oi, tai Dievas klauso tik tai gerų žmonių kalę. Nu, žodžiu. Wow. Ten jie apsikeitė ne vieną žinutę, ir visos jos tokios buvo aštrios ir konfrontacinės, sakykime, ne. Nu, tai Teresa, aišku, iš karto po to bėga pas Renę, rodo jai tą žinutę. Ir Renė kažkaip, kai Teresa klausė, kas vyksta, tipo, kas čia atsitiko, kaip suprast, pasakė tai, kas paskui jau vėliau pasirodys turbūt gana skaudu, bent jau jos šeimai. Nes jis sako, nebesijaudink dėl jo, nes man pagaliau aišku, apie ką jisai yra. Žinai. Teresa sako, gerai, seniukai, aš klausiau, ką visą šitai reiškia ir šitas tavo sakinys man nieko nepaaiškina toliau, tai ką čia viskas reiškia, kas vyksta. Renė sako, nesijaudink, mama, viskas baigta. Okay. Nu, tai žodžiu, tai Teresa, nu ir tipo, Renė kažkaip normaliai ten elgėsi, neverkė, žinai, tokia, atrodo normali, viskas su jie gerai. Tai Teresa ten per daug apie tai, žinai, negalvoja, ten kažką nedramatizavo, Renė sako, ai, taip, apsirengsiu, pasidažysiu ir varau su draugais vakarienės, žinai. Teresa sako, gerai, kas aš tokia, kad uždraušiau, tau 20 metų, grįžk iki 9:30 vakarų ir viskas bus gera. Nu, tai Renė sėdo į mašinuką ir vietoj vakarienės su draugais nuvairavo į plyšį. Toj Vatsono įlankoje, po kurią kalbėjom. Yeah. Nu ir dabar jau mes čia matom viską iš tų CCTV įrašų. Ir jie ten rodo, kaip jinai kurį laiką vaikščiojo, ten aplink tas olas, žinai, sėdėjo kurį laiką ant senos akmeninės tvoros netoliese. 52 vakaro, jinai parašė Braidonui žinutę nuo olos skardžio. Jisai atrašė 5:06. Jinai išsiuntė tolesnės žinutės, kurias jisai vėl nebeatrašė. Tai 5:08, tai čia maždaug po 2 minučių po to, kai jisai atrašė.
Jinai parašė žinutę Kamilai, tai savo geriausiai draugai ir mamai. Mamai parašė, kad myli ją ir atsiprašo. Tada išmetė telefoną į jūrą. Nu ir po minutėlės kitos pati nušoko nuo skardžio. Kaip jau minėjom, jos kūnas niekuomet nebuvo rastas. Ten yra labai garsi savižudybių vieta, su uolos, žinai, aukštos ir tada tiesiog dažniausiai kūnus nuplukdo į vandenyną. Žodžiu, po kelių minučių nuo jos šuolio 2 tolimesnės žinutės buvo išsiųstos iš Breidano telefono. Aišku, jinai niekada jų nebeperskaitė, nes kažkur plūduriavo. Teresa po to, kai gavo tą žinutę, iš karto nuvažiavo pas savo draugą. Papasakojo, čia tas draugė sako, senukai, skambink policijai. Tai paskambino policijai, policija pradėjo kažką jau, žinai, sukti ieškot. Ir mama to pačiu metu paskambino ir Kamilai, geriausiai draugai. Ir sako, ar tu žinai, kur Arena? Jinai sako, nežinau, bet jinai ten man siuntė prieš kokią valandą žinutę, kad tipo, atsiprašo, ten myli kažkas whatever, žinai. Nu, bet viskas gerai, tipo. Mama sako, seniukai, nėra viskas gerai. Tai Kamila sako, tai ar man atvaryt pas tave, ar aš tave pasimsiu mašiną ir mes galim pavažinėti po vietas, žinai, kur aš galvoju, kad, nu, jeigu ten, jinai kažkur, žinai, slepiasi, tai, nu, tai kad jinai tam bus, žinai. Teresa sako, jo. Tai Kamila atvažiavo iki Teresos namų, pasėmė ją su savo mama ir tada pradėjo važinėti po ten vietas, kur galvojo, kad Renė gali būti. Tai, pavyzdžiui, ten McDonald's kažkoks vietinas, dar kažkas. Ir galiausiai to Breidano sesės namai. Bet jos nelipo iš mašinos, mama norėjo lipti iš mašinos, bet Kamila sako, nu tai žiūrėk, mašinų nėra, tipo, nei Renės mašinos, nei kažkieno kito mašinos nėra, ten tipo prie namo, tai vadinasi nieko nėra namie, tai kam čia mumai, žinai. Iš viso čia ta sesė gal net nebegyvena, čia tipo negyvena, kai mes deitinom su Breidanu. Nu tai žodžiu, tai nerado tos Renės. Tai tą patį vakarą šitas kažkaip tai išgirdo iš policijos, kad tas telefonas pingino, žinai, toj plyšio vietoj. Tai tėvai irgi ir tą patį vakarą ir kitą rytą nuvažiavo prie to plyšio ir ten, žinai, vaikščiojo pėsčiom po vietovę, ten staugdami jos vardą, žinai, ieškodami Renės. Galiausiai kitą rytą, taip vaikštant aplinkui ieškant dalykų, Teresa rado Renės batus, tuos gražiai sustatytus prie vienos iš tvorų. Nu ir čia buvo tas momentas, kaip, nes ir policija tam buvo toje vietoje, žinai, irgi ieškojo. Ir čia buvo tas momentas, kai policija paėmė tos batus iš Teresos, padėjo ten, kurie buvo rasti, nes tiek, žinai, galima nusikaltimo, gal zona, nežinau. Bet čia buvo tas momentas, kai policija tavus informavo, kad gal jūs važiuokit namo ir ruoškitės laidotuvėm. Tai žodžiu, tai nors, sakykime, tas pirmas dienas buvo neaišku, kas ten su ta Renė įvyko, netrukus, kai buvo gautas CCTV ir pamatyta, kad jinai, žinai, pati nušoko. Tai kaip ir prasidėjo tyrimas, bet, nu, toks, žinai, toks uždarimui, žinai, tos bylos tiesiog, kad čia buvo dingęs žmogutis, bet jinai nusižudė. Tai šitus tyrims atskleidė kai ką verinčių širdį. Nes policija pradėjo, žinai, ten sekti viską. Išieškojo kalėjimo įrašus. Ir pasirodo, kad nei Goldburne, nei jokiam kitam kalėjime joks ten Breidanas Spitieris niekada nesėdėjo. Nu, tai čia jau kyla klausimų, kas vyksta. Soriukas, raugilė. Valgiau pesto sumuštinį prieš rašinėdama, dabar tas pesto išeina iš manęs per raugilę. Žodžiu, tai pirmas klausimas, kur yra Breidanas, kodėl jis nekalėjime, kas vyksta. Nu ir aišku, daug kitų klausimų šiaip Renė buvo labai ten aišku, kaip ir visos tokios aukos, labai pilna gyvenimo, optimistiška, žinai, jada, vis tie ten dalykai, kuriuos mes sakom apie pozityvius žmonės, kurie miršta. Tai kodėl jinai nusižudė, bla bla. Nu, ir galimai kilo tokia mintis, kad gal kažkokie tai atsakymai slypi jos naujam telefone, nes jinai prieš 2 mėnesius iki mirties, kažkada birželio 13 gal, įsigijo naują telefoną. Nu, bet kaip mes minėjom, tai tas telefonas kartu su juo nukeliavo į vandenyną, ne? Ką mes turėjom, tai jos senąjį telefoną, kuris buvo galinės mašinos sėdynės, tos, su kuriai nuvairavo į tą plyšį. Tai žodžiu, policija kelis mėnesius bandė atrakinti jos telefoną, jiem neišėjo, tai jie galiausiai tiesiog atidavė tėvam. Čia duoda labai tą Iano Watkinso istoriją, kur tipo
pusę metų nieko negalėjo su telefu padaryti, ar ten kažką. Yeah. Ne Watkinso, o tą rožių žiedlapį nužudimą. Nu, žodžiu, nesvarbu. Yeah. Tai tada tą telefą šeimai galiausiai. Nu, ir Marsdenai, čia Renės tėvai, turėjo ne tik tai Renę kaip vaiką, bet ir jaunesnį brolį Luką. Lukai buvo 13 metų. Ir kažkaip aš kalbėjau, nu tai vis tiek čia buvo žinoma, žinai, kad ta Renė mirė, kad šitas telefonas jada. Ir to Luko brolio 13 metais draugas sako, aš manau, kad aš galiu atrakinti tą telefoną, ką čia reiškia, kas čia yra, žinai. Nu, tai ką jis padarė, jis susirado internete appsą, už kurį tėvai sumokėjo $100. Nu ir po kelių minučių šeima turi visas žinutės ir iš to seno telefono, kurių policija kelis mėnesius nesugebėjo, žinai, surast kažkaip tai ten prekaunant. Nu, bet čia standartiškai, žinai. Jeigu nori, tai gali, tai kaip sakoma. Ne, bet ir policija mokėjo, žinai, $100. Ai, draugė, čia, žinai. Žodžiu, tai didžioji dalis tų žinučių buvo tarp Breideno ir Renės, arba Renės ir Kamilos, ne? Nu, Renės tėtis Markas. Kažkaip tai galvoju, nu man čia nečysti dalykai, žinai, nu mano dukra tikrai nebūtų tai padarus, plus čia žinom, kad nėra to Breideno, kas vyksta. Tai kas padarė? Jisai, kaip tikras mokslininkas, pradėjo naršyti tas žinutes ir ieškoti kažkokių tai pasikartojančių motyvų tarp jų. Jisai visas žinutes išeksportavo ir sudėjo į Excelę, ne? Į Excelę ten tą... Yeah. Kaip spreadsheetas lietuviškai? Išskėstas lapas. Lentelė. Lentelė, gerai. Tai jisai viskas sudėjo, visus ten tuos, žinai, visas komunikacijas į lentelę. Nu ir ką pastebėjo ryšį tarp to, kaip, pavyzdžiui, Kamila ir Renė apsikeičia 10 žinučių, ne? Tada iš karto po to Breidenas ir Renė apsikeičia ten 5 ar 10 žinučių. Tada vėl Kamila. Ir niekada nėra, kad persidengia jos, žinai, nėra, kad Kamila, Renė, Breidenas, Renė, viskas vienu metu. Nu, tai Markas sako, ding, kažką turim, perdavė šitą informaciją policijai. Nu ir ką? Pasirodo. SIM kortelė su Breideno numeriu buvo užregistruota Kamilos vardu. Per pirmą apklausą Kamila, aišku, sako, ne, aš čia nieko nežinau, aš net nežinau Breideno numerio, nes jis ten mano telefonas sugedęs, nu, kad ir ką tai reiškia šitam kontekstą. Nu, žodžiu, žinai, Breidenas yra tikras žmogus, mes anksčiau draugavom, čia va, gifotkę turiu su juo, žinai, bla bla. Ir aš nieko nežinau, žinai. Vėliau, ir tas vėliau yra po 7 metų, apie ką pakalbėsim šiek tiek vėliau, jinai pakeitė parodymus. Dabar jinai teigia, kad jinai Renė abidvi sukūrė Breideną tam, kad galėtų būti tipo santykiuose jinai Renė, bet pasak jos šeimų nepripažinimas, kad jos ten, pavyzdžiui, yra lesbietės, reiškia, kad jos turi išrasti heteroseksualų vaikiną kaip priedangą, ne? Tai jinai sako, čia Renė manęs paprašė, kad aš įsiūšiu žintas kaip Breidenas, žinai, kad tipo, mes galėtumėm būti kartu ir galėtumėm prisidengti. Įrodymai, tam tikri įrodymai ir tos žinutės, kurias kalbėjau, kurias galima perskaityti, žinai, tam jau inkvestam. Šitų tikrai nepalaiko, nes išeksportuoti tos žinutės rodo, kad Renė rašydavo Breidenui apie Kamilą, skųsdavosi Kamilą, klausdavo jo, kaip jai tvarkyti su Kamilos įniršiu. Kai kurios žinutės buvo seksualinio pobūdžio nuotraukos, ten po tų fotkių sekdavo piktis, kad Breidenas negali atsakyti tuo pačiu, žinai. Jinai rašinėdavo apie tai, kad Renė ir Breidenas niekuomet nebuvo susitikę, žinai, žintas planuojančios vedybas, skambučiai įrašai, vėlgi, kaip jinai skambino į kalėjimą, nu tai tipo, visas šitas visiškai nesutampa su naratyvu, kad Renė žinojo, kad Kamila yra Breidenas, ne? Yeah. Nu, nes ar tu skųstumėsi apie Kamilą žmogų, jeigu žinotum, kad tas žmogus yra Kamila, nu ne. Taip pat žintas atskleidė kai kas svarbaus susijusio su laiku. Tai rugpjūčio 5 rytą Kamila parašė Renei 11:36. 11:03 Breidenas ėmė rašyti Renei, tarp 11:03 ir 1:18, kai Breidenas išsiskirinėjo su Rene. Kamila neišsiuntė nei vienos žinutės iš savo pačios telefono, bet 1:32, iš karto po to, kai Breidenas nustojo atrašinėti Renei, čia po tos žinutės, kad man reikia laiko, tau irgi. Kamila ėmė iš karto pilti žinutės savo draugiai Melanie.
Ir kelios, šiaip visos to žinutės, ar dauguma jau buvo ištrintos ir niekuomet nebeatkurtas, bet yra tipo įrašai, kur jinai sako, kur Kamila rašo Melanie, kad tipo viskas baigta. Tai čia aliuzija į Braidoną ir Renę. Nu, tai vėlgi, kitas dalykas, kaip jau minėjom, skambučių įrašai, ten viskas, telefono įrašai rodo, kad rugpjūčio 3 Braidono telefonas buvo įjungtas, ne? Ir buvo naudojami mobilus duomenys. Nu, rugpjūčio 3 buvo kaip tik ta diena, kai Kamila ką tik buvo grįžus iš savo kelionės po Ameriką. Tai vėlgi sutapimas, sakykime, ar ne? Tai, žodžiu, šiek tiek apie Reną ir Kamilą ir jų dinamiką, kad suprastum geriau, kas ta Kamila, tai jos susipažino mokykloje, ten atrodo 9 klasėje, vėliau tapo geriausiam draugėm. Ir čia tokia keista draugystė, kur aš, pavyzdžiui, nelabai suprantu, nes Kamila dažnai būdavo agresyvi ir smurtaudavo prieš ten tą Renę, bet jos, tipo, ir taip toliau, ir toliau buvo draugės. Ta Kamila galimai seksualiai priekabiavo prie Renės, ten, žinai, kažkaip tai nečystai. Nu, tai, tipo, yra tikimybė, kad jos galbūt turėjo kažkokius ten, žinai, santykius, sakykime, tarp mūsų mergaičių, bet tikrai trumpalaikius. Nu, tai žodžiu, tai jos visgi liko draugėmis. Kamila, aišku, buvo monstras, jinai nemėgo Renės kitų draugių, kiršindavo su visom kitom jos draugėms, su jos pusseserėm, nes, nu, tipo, nenorėjo, kad jis ten su kažkuo kitu būtų, žinai. Jeigu ten, pavyzdžiui, Renė keliaudavo ar negalėdavo susitikti su Kamila, tai Kamila jai ten 10 kartų iš eilės skambino vienas po kito, ten pildo žinutes, nu, tokia, žinai, obsesyvi jau, sakykime. Nu ir aišku, Kamila taip pat nemėgo vyrų, ar labiau vyrų susijusių su Renė. Tai pavyzdžiui, prieš Braidoną Renė turėjo ilgalaikius santykius su Angusu, apie kurį jau kalbėjom, kur Teresa mėgo jį. Nu, žodžiu, ir jie ten buvo tobula pora, žinai, planavo vaikus, šunis, turėjo santuokos paktą, ir ten, pavyzdžiui, dokumentikoje Angusas, kai kalba apie tą Renę, tai taip matosi, kad iš tikrųjų buvo, žinai, faini santykiai, tai su meilė akys, ir sako, čia buvo geriausias laikas mano gyvenime, kai aš buvau tuose santykiuose su jie. Betgi, Kamilai jisai nepatiko. Tai ką jinai darė, po truputį nuodijo Renės protą, fabrikavo istorijas, kad jis ten tipo ją išdavinėjo, žinai, dar kažką. Nu ir galiausiai jinai tiek palaužė tos Renės psichologinę būklę, kad jinai užbaigė viską su Angusu ir tipo viską, žinai. Nu tai žodžiu, tai tokia linksma tarp mūsų mergaičių draugystė buvo tarp jų. Gerai. Nu tai dienos pabaigoje, po, sakykime, tyrimo dėl mirties priežasties. Ekspertai patvirtino, kad Kamila iš tikrųjų buvo Braidonas bent jau nuo 2011 metų lapkričio. Kad Braidono sukūrimas ir tolimesnės komunikacijos tikrai buvo padarytas be Renės žinios. Ir kodėl? Tai susijęs su ta dinamika, apie kurią ką tik kalbėjom. Tai kad sukurdama Braidoną, Kamila galėjo eliminuoti bet kokius galimus Renės partnerius, nes dabar jinai galėjo būti ir geriausia draugė, ir boyfriendas, ne? Yeah. Jinai galėjo pateikti save geriau Renės akyse per Braidoną, galėjo, žinai, priversti per jį ten Renę suprasti, kad jos kaltė yra visi, žinai, ten konfliktai kažkokie, galėjo matyti pokalbius ir slapčiausias Renės mintis iš abiejų pusių, tiek kaip draugė, tiek kaip, žinai, bernas. Labai juokinga, nes bent vieną kartą Braidonas rašė Renei žinutę, kad jinai turėtų permiegoti su Kamila. Įdomu, kodėl. Žodžiu. Tai kalbėjom, šiek tiek buvo aliuzija į nuotrauką, tipo, kad buvo nuotrauka susieta su šito Braidonu, ne? Tai Kamila panaudojo tikrą žmogaus nuotrauką, kad sukurtų Braidono personažą ir tas žmogus buvo toksai Cameronas ir jisai irgi, na, dokumentikoje dalyvaujant, po porą sekundžių, žinai, kad, ar tu esi Braidon Spittier, jisai, ne. Tai tas šiuos nepažinojo Kamilas, ten jie kažkada metai prieš tos 2011 kažkaip tai klube šoko ar kas, nu ir kažkas, tipo, paėm, nu, iš jos ten telefą ar kažko, žinai, padarė fotkę Kamilas ir jo. Yeah. Ir tada Kamila tiesiog apkirpo nuotrauką ir panaudojo šitą vyro veidą kaip Braidoną. Nu, žodžiu. Tai rugpjūčio 5 2013 metais mūsų Kamila pagalvojo, gerai užteks ir nutraukė tos santykius, dėl kurių dirbo realiai beveik 2 metus. Ir kodėl jinai jas nutraukė? Ar turi teorijų?
Nežinau, nes gal pradėjo pavydėti Renė Breidenui, nors Breidenas buvo jinai pati, bet tiesiog jau tiek matė, kad Renė ten jau, žinai, Jo. iki jūra, iki kelių jai, kad jau ten pizda. Tai sakė, mes turim kažką daryti su šito. Nu ir tada galvoju, žinai, įsiskirs. Ir tada jinai geriausia draugė ateis, duos petį, paverks, pasimylė, žinai. Nu, ta prasme, tik Jo. Ne, tai jinai jos nutraukė dėl to, kad per daug metų Renė kartą ir dar kartą bandė atsitraukti nuo Kamilos ir jų draugystės, bet negalėjo. Kamila išvykusi į JAV 2013 m. Liepos mėnesį, kaip netikėta, kad jinai išvyko Liepos 1, kai prasidėjo tas, žinai, visas banas. Renė pasijautė laisva. Jinai kažkaip papasakojo savo mamai pagaliau, pasileido plaukus, papasakojo mamai tikrą istoriją apie, tipo, žinai, metus trukusius emocinius kankinimus ir kad paskutinis šiaudas buvo, kai čia neilgai trukus prieš tą kelionę į JAV, kažkaip tai jos kažkur važiuoja automobiliu, žinai, Renė vairuoja ir eilinį kartą dėl kažko suspyko, nes Kamilai ten, nežinau, psichiškai nestabili. Sounds familiar. Kamila bandė išplėšti iš Renės vairą, ją vairuojant ir, tipo, kad jos išstiekštų abi, žinai. Nu, tai iš to vietoje Renė sako, čia jau brėžiam ribą, žinai. Ir kažkaip tai, kai Kamila buvo tam JAV, jai parašė žinutę, kad, tipo, mūsų draugystė baigta amžiam. Kamila, būdama JAV, neturėjo prieigos prie Breidono telefonų, nes tu pavežęs tą vieną, žinai, su savo. Tai žinutės, kurias Renė siuntė Breidonui per visą Liepos mėnesį, jinai pamatė rugpjūčio 3. Ir tik tai tada jinai pamatė visus tos dalykus, kur ten, žinai, Renė rašė ir apie ją Breidonui, ir kaip jinai ten jaučiasi laisva, ir kaip, žinai, kaip niekada gyvenime nebuvo tokia laiminga, kaip dabar, kai yra, žinai, tipo, atsiplėšus nuo Kamilos ir taip toliau. Nu, tai sužinojo draugė, suprato, kad Renė nieko bendro nenori su turėti ir pašėlo. Ir dėl to nusprendė išsiskirti. Tai žodžiu, jau judam į pabaigą, nebijok, viskas gerai. Aš tai nebijau. Žostkoji šitas istorijos dalis yra tai, kad policija negalėjo Kamilai iškelti jokių kaltinimų, nes tai nepadarė nieko nelegalaus. Jos apsimetimas Breidonui akivaizdžiai buvo katalistas, žinai, Renės savižudybei, bet joks įstatymas tiesiogiai nebuvo sulaužytas. Nebuvo jokio finansinio šantažo, jokio tiesioginio liepimo nusižudyti. Tai 7 metus su šita byla nieko nevyko, nes tiesiog Renė nusižudė. Galiausiai, dėl tėvų spaudimo, nes tėvai yra tėvai, prasidėjo tas, žinai, tyrimas dėl mirties priežasties, apie kurį kalbėjom. Ir net šito tyrimo metu Kamila gavo imunitetą nuo bet kokių galimų kaltinimų mainais už tiesą. Okay. Kamila turėjo 7 metus tarp Renės savižudybės ir šito tyrimo. Pagalvoti apie tai, ką padarė, žinai, pergalvo dalykus, jinai turėjo imunitetą nuo kaltinimų už tiesą. Ir jinai vis tiek nusprendė prasukti dar vieną melą, apie kurį jau kalbėjom. Tai čia būtent šito tyrimo metu jinai pradėjo sukti tą teoriją, kad jos buvo lesbietės ir kad, žinai, čia Breidoną abidvi sukūrė. Nu, tai žodžiu, tai priežasties tyrimo pabaigoje koroneris sako, nu, čia visiems akivaizdu, kad taip, Kamila meluoja, taip, Kamila buvo Breidonas, taip, Kamila sukėlė Renės mirtį, suprantu, kad jums sunku, bet nieko negaliu padaryti statymiškai. Vienintelis dalykas, kaip buvo galima kažką Kamilai pritempti, tai jeigu jinai būtų akivaizdžiai skatinusi Renės savižudybę. Bet tam yra labai tas aukštas, žinai, įrodymų threshold. Ir kadangi policija taip ilgai užtruko su tuo telefonu, žinai, ir žinutės parėjo tik tai ten po 5-6 mėnesių nuo tada, kai šitą Renę nusižudė, tai per tą laiką, kol pagaliau policija pasėmė Kamilos telefonus po to, kai Markas ten rado to, žinai, panašumus ir taip toliau,
per tą laiką Kamila, jinai ištrynė praktiškai visas žinutes ir jų buvo nebegalima susigrąžinti, nes ten kažkaip tai Australija ten pasakojo per dokumentiką, kad yra policija, ne policija, bet, tipo, kad porą mėnesių ir ten jų nebesaugo ir tas, žinai, provideris, tu žinai, kažkas netokio whatever. Nu, tai žodžiu, tai kol policija užtruko, Kamila ištrynė visas žinutes, tai net jeigu jinai tą rugpjūčio 5 ir kažkaip tai tiesiogiai sakė, Renei nusižudyk, tai mes niekada vis tiek tų įrodymų neturėsim ir, žodžiu, jokio teisinio kelio į priekį šitai šeimai nėra. O Kamila tiesiog turi gerą gyvenimą, gyvena tam pačiam mieste, tėvai pastoviai ją susitinka parduotuviai, Kamila turi vyrą, turi vaikų ir gyvena savo gyvenimą. Tėvai, aišku, vis dar kenčia ir nepadeda turbūt tas, kad ir Kamila tam pačiam mieste gyvena. Yeah. Tai jie daro, ką gali ir bando pakeisti legislaciją susijusią su kadžuvinimu. Nes šiuo metu kadžuvinimas yra baudžiamas teisiškai tik tai, jeigu daroma su intencija tipo gauti pinigų ir tik tai tada, jeigu pinigai pakeičia rankas. Kitu atveju, kadžuvinimas yra tipo nebaudžiamas, žinai, victimless crime. Tai dabar bando tą pakeisti, kad bet koks kadžuvinimas susijęs ten su kažkokia tai kontrolė, kas, pavyzdžiui, šiuo atveju tai buvo, tai būtų baudžiamas viena ar kita forma. Žodžiu, tai baigėsi mūsų istorija, dabar kaip visada eisime į dramatišką uždarimą. Ta rugpjūčio 5 vakarą Renė nuvyko į plyšį mašinoje vis dar turėdama Valentino dienos atviruką iš Breideno. Ant mašinos lango prieš ją palikdama ji parašė, jog jį myli. Vyras, kuris sudaužė jos širdį, niekuomet neegzistavo. O mergina, kuri jį sukūrė, sėdėjo šalia Renės per futbolo varžybas, palaikė ją kaip geriausią draugę ir buvo adresatė paskutinės Renės išsiustos žinutės. Dienos pabaigoje santykiai, kurie jos gyvenimą dominavo beveik 2 metus, nebuvo meilė su kaliniu ar tragiška istorija. Tai buvo kontrolinė sistema, sukurta žmogaus, kuriuo Renė pasitikėjo labiausiai. Tai žodžiu, laikykit priešus arti, bet draugus vapšie dar arčiau. Nepasitikėkit geriausiais draugais, nes va kaip būna. Tai va, viskas. Skanaus. Ačiū. Neruškau. Aš norėčiau pradėti šitoj, sakykim, vietoj nuo klasikinio aš tai kitaip daryčiau. Ir aš tiesiog būčiau davęs kalėjimo Kamilai for the vibe, žinai. Gal ir nėra nusikaltimo įrodymų, bet tiesiog for the vibes. Tiesiog, žinai. Aš manau, kad galėtų turėti teisėjai išimti, kad kartais tiesiog duoti, žinai, kalėjimo for the vibes. Jo, kartais tiesiog toks laidelis, kad vat reikia kalėjimo, žinai. Jo, kartais tiesiog turi duoti žmogui galimybę pasėdėti kalėjimą. Kartais to reikia iš tikrųjų. Tai. Kartais tikrai reikia ir aš manau, kad mes turėtume kaip visuomenė turėti tokį pasirinkimą. Nu, tai kai aš būsiu pasaulio prezidentą, tai padarysim tokį įstatymuką. Norėčiau, kad tu įtrauktum šitą į sąrašą. Būtinai. Ką norėčiau pasakyti apie visą istoriją, tai ačiū tau, kad ją papasakai visų pirma. Nes šitą dar... Kodėl reikės? Nes pradėjau ne nuo padėkos, o nuo savo jau aišku mansplaininimo, vyr aiškinimo. Tai per savo vyr aiškinimą pamiršau, ką noriu paaiškinti. Pirmas dalykas, tai noriu pasidžiaugti, kad mes keliamės į Australiją, kas yra ganėtinai reta mūsų tinklalaidėje. Nes aš atsimenu tik savo ateivių istoriją, turbūt daugiau net ir nelabai buvom. Aš irgi nebuvau Australijoje. Jo, tai Australijoje esam tik 2 kartą, tai labai džiugu, kad turim Australiją. Bet turbūt svarbiausia, tai ta prasme Kamila, ar ne? Kamila yra ir karalienė, ir verta kalėjimo tuo pačiu metu, žinai? Kodėl karalienė? 2 metus feikinti, tai yra apsimetinėti vaikinu, kuris neegzistuoja. Ta prasme, aš neturiu kantrybės bendrauti su žmonėm, būdamas savimi. Fair.
2 metus apsimetinėt kažkuo. Ir vėlgi, mes nežinom tų galutinių ketinimų, ar ne? Pabaigoje ten gal kažkoks tai lesbiečių dalykas, gal dar kažkoks dalykas, nežinau, ten paauglystėje smegenys veikia keistai, ten visko būna, žinai. Žmonės elgiasi keistai. Dvatsoka. Jo, bet šiaip tai dar vis tiek paauglystė. Jau merginom pabaiga paauglystės, bet vis tiek. Tai karalienė dėl to, kad jinai tai darė 2 metus. Ta prasme, ten, kad ir kiek tai gaunasi. Renė, ta prasme, kūdikėlis, vargšas kūdikėlis. Tiesiog tiek. 2 dalykai, kuriuos aš noriu pasakyti. Vienas grinai prišilo, kai pradėjau pasakoti istoriją ir ten gal buvo 2 paragrafas apie tą kalbėjimą telefoną, ne? Aš pagalvoju, gerai, mobiliakų neleidžiama kalėjimą, bet skambučiai tai leidžiami iš laidinio telefono, iš tipo kalėjimo. Tai kodėl mes niekada nebandom suskambinti per ten? Nebent čia irgi buvo viena iš tų, kad atidavė kaip ir vizitacijos teisės, kad ten gautų tą parolę greičiau. Bet tai vėlgi, draugė, tau 18, 19, 20, ar mes tikrai tuo tikim. Kitas dalykas, ir čia vėlgi aš jos nekaltinu, jinai akivaizdžiai buvo labai faina ir per gera šitam pasauliui. Bet kai žiūri tas žinutės, tai Kamila net nebandė pakeisti savo tipo rašymo stiliaus, nes vienas prie vieno, ta prasme, tie patys typos, ta prasme, tokia pati sakinių struktūra, jeigu ją galima pavadinti struktūrą, nes ten taip sunku yra suprasti, nes pirmas dalykas tai lingo yra tipo ta Australian English, kur ten, žinai, visokie keisti žodžiai. Antras dalykas, visokie ten trumpinimai ir žinai, ir šiaip sunku suprasti, ką rašo, bet ir siaubingai gramatiškai netaisyklingai ir ten, nenuosekliai. Bet taip, akivaizdžiai tai yra tas pats žmogus. Prasme, vieną prie vieno dėk žinutės, žinai. Bet žodžiu, kaip sako, meilė mus apakina, ar ne? Jo. Tai draugė nepastebėjo. Žodžiu, tai tikrai tokia lengvesnė istorija šitam kartui, bet kažkaip galvojau, norėjau daryti apie kanibalą iš Suomijos, ten, žinai, satanizmas, tie dalykai, kur man patinka, ten, užoskai žiauriai, žinai, galva šaldytuvė, bla bla, ten, ėdam žmogieną, bet tada galvoju, žinai, dažnai mes turim tų true crime, bet niekada tokių švelnių ir paprastų. Jo, pakuotų tokių. Aš dar turėčiau vieną klausimą šitai istorijai. Tai kaip tu teigiai pradžioj, Breidanas tariamai buvo Kamilos ex-vaikinas. Ir kaip įsiaiškinom, ten ta nuotrauka yra Cameronas ar kažkas, ar ne, bet man tada kyla klausimas, akivaizdžiai atrodo, kad Renė buvo tokia, sakykime, šiek tiek naivokoka, nes tai reiškia, kad jinai pasitikėjo, kad tai buvo Kamilės buvęs vaikinas, kur, ta prasme, tai kada jisai buvo, jeigu jie nepažįstam, jeigu tai yra tavo geriausias draugės buvęs vaikinas, tai tu turėjai būti tuo metu, kai jisai buvo esamas vaikinas, ar čia tipo jie susipažino prieš 9 klasę, ar kada Kamilė susipažino su Renė, tai čia tipo, ar buvo prieš tai ta draugystė, ar kaip Kamilė, tai yra kaip Renė nematė Kamilos buvusio vaikino? Tiksliai, tai vėlgi, žinai, nėra paaiškinta nei dokumentikoje, nei niekur, bet iš bendro vaizdo ir ten kitų istorinių dalykų, kurie vėlgi tam dokumentai yra, apie kuriuos nėra laiko kalbėti. Tai jos ne visą laiką, jos buvo geriausios draugės, bet jos ne visą laiką matydavosi. Ir jos, tipo, abidvi buvo tokios, kaip čia sakai, paprastesnės tokios, žinai. Nenoriu sakyti council estate, nes, pavyzdžiui, ten Renė, tai jos tėvai ten normaliai, žinai, normalios stovėsenos ir ten namas fainas, taip toliau. Bet jos ten labai, tai pažiūrėk, ir pati Renė ten per 2 mėnesius susipažino su tuo Ianu, susižadėjo, išsiskyrė. Ten Kamila nuo Liepos iki rugpjūčio, ar tai nuo birželio iki Liepos turėjo irgi berną Maiklą. Tai žodžiu, ten viskas taip greitai vyko, kad galimai čia buvo pozicionuota kaip trumpalaikis, žinai, buvęs santykis ir kad, tipo, tiesiog, žinai. Tai buvo normalu jom, gal, sakykime. Tai nebuvo klausimas, kad, tipo, kaip čia taip. Okay. Suprantama, jo. Bet tavo labai geras
pastebėjimas, kad jo mes visą laiką einam į tokias labai jau ten didelės, pavadinkim, istorijas, bet kartais, nu, man tai asmeniškai, nežinau kaip jums klausytojai žiūrėtojai, kad ir ką jūs čia daro, man tai gerai susiklausė ir, ką žinau, labai įdomu. Labai keista ir, bet ir įdomu. Nu tai jo, šį kartą tokia ramesnė, o kitą kartą grįšim prie žarnų. Ir Domina. šėtono, ir kanibalizmo. Taip kaip mes mėgstam. Ir kebabų iš žmogienos. Kebabai. Kaip norėčiau kebabą, draugė. Širgė. Nu, žodžiu. Oi, tai kai atvažiuosim, eisim į tą kornerinį kebabuką. Jo. Kur Charlene, ar koks ten vardas? Charlene Downs. Tai daug kur eisim. Dabar kai kaip aš tik vaikų atvažiuosiu. atostogos, tai... Jo, dabar kaip tik vaikų atostogos, daug čia tų vaikų žinai mėtosi pakelėse, tai bus kebabų. Daug. Ir bus nauja istorija podcastui. Tai... Žodžiu, kas, gerai, ačiū, kad klausot. Ačiū tau, kad Parašykit, ar labiau patinka... Jo, sorry. Jo. Ne už ką. Parašykit, ar labiau patinka tokios švelnesnės istorijos, ar labiau tų žarnų visgi ir šėtono reikia. Man asmeniškai žarnos ir šėtonas labiau prie širdies, bet parašykit, ar jūsų norimami įsakymai. Taip. Junkitės prie Patreono, kur iki kovo 11 yra mūsų kodas Rugilė ikona Rugilė, kažkuriuo tam vienu iš dviejų. Ir žinokit, Evelina jau rašė po kažkurio video komentaruose, kad iš tikrųjų fainas tas mūsų kontentas, atsiprašau, turinys papildomas, tai patikėkite į ją, nes jinai yra mūsų seniausia ir pagrindinė OG rėmėja, tai tikrai siūlau patikėti ją ir jungtis prie mūsų Patriuko, nes mikrofonai nauji patys nenusipirks. Labai geras buvo įterpimas reklamos. Taip. Tai va, o šiaip tai, kaip visą laiką, ačiū savo bestukam. Taip, ačiū Evelinai, Beatričiai, Reinaldai Kamiliai ir Aušrai. ir Marijui už komentarus, kaip visada. Kaip visada, taip. Viskas? Viskas, Nes, nebent manau- jūs esat mūsų patreonai, tai tada ne viskas. Nes tikrai ne viskas, einam kaip visada toliau įrašinėt, nes supratom, kad vasaris baigėsi po savaitės. Taip. Tai Ilga naktelė mūsų laukia, o jūs gero vakaro, dienos, ryto, popietės, kada čia jau žiūrit, klausot. taip, linkėjimai Ir iki sekančio. ir gero savaitgalio turbūt. Bye! Cheers. Dabar yra tas momentas, kai aš nueinu prie kameros Ne. ir nieko